Naujasis viešbutis Dzūkija išskirtinis art deco architektūra, unikaliu dizainu ir į vieną visumą susiliejančiomis interjero detalėmis. Pro langus galima grožėtis Druskininkų gamta. Viešbutis pastatytas ant Nemuno ir Atničėlės upių santakos šlaito. Kaip sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, naujasis viešbutis užpildys prabangių apartamentų nišą. Aš manau, kad Druskininkų kaip apgyvendinimo paslaugas teikiančių objektų infrastruktūrai tikrai trūko tokio lygio viešbučio. Aišku, labai gaila, kad jisai be tų tam tikrų smulkmenų tikrai galėjo būti ir 5 žvaigždučių viešbutis. Aš manau, kad jisai tikrai papildys tą infrastruktūrą ir tiems svečiams, kurie yra pakankamai išrankus, o jų vis daugiau ir daugiau mūsų mieste, mes galėsime pasiūlyti, manau, ne pigias paslaugas, bet tokio lygio, kokios reikalingos būtent jiems. Ar dabar Druskininkuose mes sulauksime daugiau oficialių vizitų, galbūt net premjerai, prezidentai galės atvažiuoti ir drąsiai čia apsigyventi? Aš manau, kad tikrai tokių vizitų bus, nes, kaip žinoma, oficialiom tokio lygio delegacijom, kaip vyriausybių atstovai, valstybių vadovai, jiems reikalingas tam tikras lygis ir toks vizitas jau planuojamas rugpjūčio 24-26 dienomis, kai Druskininkuose susitiks 3 Baltijos valstybių – Latvijos, Estijos, Lietuvos premjerai su visom komandom ir turės čia ne tik dalykinius susitikimus, bet taip pat ir neprotokolinius susitikimus. Dzūkija – paskutinis didžiausio Druskininkų sveikatinimo ir poilsio komplekso Grand Spa Lietuva objektas. Tai yra, sakykime, kaip ir mūsų minčių tęsinys, kaip ir būna gyvenime, kai kažką tu pradedi daryti, negali pamesti ir palikti. Tai kai mes įsigijom labai geros kokybės, kabutėse tais laikais, stikliniais langais turistinį viešbutį ar Zapiegalką, jeigu anksčiau galima buvo pasakyti, tai mes labai ilgai galvojam, kokią koncepciją čia turėtų atsirasti ir kas čia galėtų būti. Kadangi tais laikais, kad vystyti viešbučius, kad plėsis taip kurortas, niekas net nesvajojo. Ir mes iš lėto nuo viešbučio, nuo gydyklų, nuo vandens parko, po to atsirado sanatorija Lietuva, kur atėjo į Grand Spa, logiškai vedėsi prie to, kad turi atsirasti dar kažkas geresnio, kažkas tokio privataus, sakykime, gyvenimui, kad iš tiesų yra žmonių, kurie atvažiuoja į kurortą pailsėti, kurie nori šiek tiek nuošalumo, bet tuo pačiu nori, kad viskas būtų ir visas paslaugos krūvoj. Tai šitą mes labiau taikėme į kontingentą, kad tai galėtų būti šeimos, kurios mėgsta šiek tiek nuošalumo, tačiau mėgsta, kad būtų ir prabanga, kad būtų paslaugos ir taip toliau. Tai čia buvo kaip ir vienas iš prieš paskutinių etapų, kadangi tas kvartalas jau eina į pabaigą ir, kaip meras minėjo, ant šlaito prie kolonados yra tas 2 vėlgi aukštų pastatėlis. Jis labai man primena kaip turistą, kurį mes įsigijom pirmą, tai jo užbaigimas tai tikriausiai turi subrandinti pas mus mintis ir jis bus kaip ir pabaiga viso mūsų šito projekto užbaigimo. O šitas yra išskirtinis ir prabanga, ir požiūrių, kuris bus aptarnavimo prasme, kad kiekvienas kambarys turės savo žmogų, kuris galės suplanuoti kelionės, kuris galės padaryti viską, ką poilsiautojas nori. Tai toksai bus išskirtinis. Viešbutis vienas, koks jis prabangus bebūtų, be personalo atitinkamos kvalifikacijos, ko gero, negali sėkmingai funkcionuoti. Ar neturėjote tokios problemos, ieškodami būtent Druskininkuose kvalifikuotų darbuotojų? Be abejo, Druskininkai nėra didmiestis arba nėra sostinė kaip Vilnius. Ir be abejo, personalo klausimas, jis yra šiek tiek kitokiai formai. Bet kadangi mes netėjom tuščioj vietoj, mes netėjom nuo gatvės ir, kaip sakiau, mūsų kompleksas vystėsi iš lėto ir mūsų požiūris į darbuotojus yra taip, kad tie, kurie dirba, užsirekomenduoja ir atsiranda naujas objektas, jiem atsiranda natūrali galimybė šiek tiek pakilti karjeros laiptais. Jie nueina, jų vietoje ateina kiti. Ir mes pagrindę iš savo personalo užpildėm, be abejo, kitas vietas mes užpildėm paimdami iš kitur, bet problemos kaip tokios neturėjom. Bet jeigu pasižiūrėti Druskininkus apskritai, tai vienas
iš nedaugelių miestų, kuris taip intensyviai, stipriai ir galbūt agresyviai vystosi, agresyviai gerąją prasme vystosi. Tai todėl ir verslas, kuris yra čia atėjęs, jisai negali atsilikti nuo miesto plėtros, kadangi infrastruktūra, aplinka verčia arba įpareigoja verslą taip pat eiti į priekį. Ir kaip aš sakiau, kad mes jau kaip ir baigiam įsisavinti šitą kvartalą, ar mes plėsimės toj vietoje ir didinsim koncentraciją, aš galvoju, praeis metai kiti, tada, kada mes išspręsim paskutinio mūsų pastatėlio likimą ir kai meras sako, ar 5 žvaigždučių bus, ar yra ir kitokių idėjų, kas ten galėtų būti, tada mes ramiai atsisėdė ir pamastysim, kokia galėtų būti plėtra. Grand Spa Lietuva generalinis direktorius Vladimiras Ščiupakovas didžiuojasi, kad naujajame viešbutyje įrengta unikali žalioji šildymo ir vėdinimo sistema. Čia yra 4 žvaigždutės, mums šiek tiek pritrūko iki 5, bet tai buvo ne dėl mūsų kažkokios, reiškia, užgaidų. Tiesiog architektūriškai mes negalėjome vieno klausimo išsispręsti, todėl taip gavosi, kad nėra pas mus to pliusiuko, bet mes save pozicionuojame, reiškia, kaip 4+ viešbutis. Plius noriu pasakyti, kad tai yra visiškai nauja apšildymo technologija, tai yra pas mus geoterminis šildymas. Reiškia, todėl mes bandome pozicionuoti save kaip žalias viešbutis. Šiuo metu Grand Spa Lietuva vienu metu 3-4 žvaigždučių kambariuose ir apartamentuose gali apgyvendinti 500 ir daugiau svečių. Tai didžiausias sveikatingumo ir poilsio centras įsikūręs pačiame Druskininkų kurorto centre.